Sveiki pokalbėje apie kokybę klausytojai ir žiūrovai. Mes žadėjome sugrįžti ir mes šiandien sugrįžom su nauju epizodu, bet šį kartą mes darysim ne įprastą epizodą, bet kažką kitokio. Darysim viktoriną arba baktoriną. Ir mes šiandien turėsime tokį įdomų žaidimą, kur mes turėsim 30 klausimų, kuriuos turėsime atsakinėti ir turėsim dalyvius, kurie juos atsakinės. Ir tie klausimai yra suskirstyti į 6 kategorijas ir kiekviena kategorija turi po 5 klausimus skirtingo sudėtingumo. Bet kuo sudėtingesnis klausimas, tuo daugiau taškų pelnys mūsų žaidėjai. Ir žaidėjas surinkęs daugiausia taškų laimės šios dienos žaidimą. Taigi, pradėkime galbūt nuo mūsų šios dienos dalyvių ir pradėkime nuo jų prisistatymų. Galėsim pradėti nuo mūsų pirmojo dalyvio, Justo Laužadžio, kuris yra mano senas kolegas, kurio daug metų mes dirbam kartu ir Justai gal gali pristatyti mūsų žiūrovams. Taip, aš esu Justas, šiuo metu dirbu testavimo praktikų vadovu kompanijoje Cognizant. Laisvo nuo darbo metu grįžau į krepšinio aikštelę, tai aišku, įgūdžiai nebe tiek kaip anksčiau, bet po truputį grįžtu į dviženklių taškų zoną. O dar laisvo nuo darbo metu pradėjau rašyti tinklaraštį, tai tikrai galit mane rasti LinkedIn'e. Bandau spėti kas savaitę leisti kažkokias naujienas, įdomias nuorodas, ką randu internete, tai nežinau, visi sekėjai laukiami ir labai laukiu užverdančių diskusijų ten. Tai tiek. Tai ačiū Justui už prisistatymą ir tada galime pereiti prie mūsų antrojo dalyvio, tai Lino. Ir tikiuosi, Linai, šis įrašas bus daug paprastesnis negu buvo mūsų anas, tai tikiuosi elektra nebedings ir nebus signalizacijos, bet nieko negaliu pažadėti, bet labai stengsimės. Tai Linai, gal pristatysiu mūsų klausytojams. Taip, sveiki visi. Mano vardas Linas Antanas Kavaliauskas. IT srityje darbuojuosi jau kiek daugiau nei 10 metų. Nemažai laiko praleidau projektinėse įmonėse, pastaruoju metu darbuojuosi su produktais. Šiuo metu darbuojuosi viename iš lietuviškų startuolių pavadinimo Voko ir tikiu konsultacijas, testavimo ir kokybės užtikrinimo klausimais pagal poreikį. Tai ačiū Linai ir dabar mes prieisime prie mūsų PAK naujoko, kuris dar nei vienam epizode nėra dalyvavęs, bet tai bus jo krikštas. Ir Jaroslavai, gal gali pristatyti mūsų žiūrovams? Žinoma, taigi aš Jaroslavas, dirbu testavimo kokybės užtikrinimo srityje apie 13 metų, iš kurių 5 paskutinius kompanijoje VIX. Ir laisvų laikų mėgstu žaisti stalo žaidimus ir haikinti kalnuose. Tai ačiū Jaroslavai ir ačiū mūsų žaidimo dalyviams. Tai didelis dėkui Jums už tai, kad Jūs išdrįsot, nes tikrai buvo sudėtinga prikalbinti, nes kas čia per žaidimas, kas čia bus per kontentas. Tai ačiū Jums už Jūsų drąsą ir pažadu, kad bus labai viskas sklandu ir lengvas žaidimas. Dabar galime prieiti truputį prie žaidimo taisyklių ir mes galim pradėti nuo mūsų kategorijų, kurias mes šiandien bandysime atsakinėti. Taigi, pirmoji kategorija, kurioje mes turėsim 5 klausimus skirtingo sudėtingumo, yra manual testavimas, tai yra rankinis testavimas, viskas, kas susijęs su juo. Visi klausimai bus anglų kalba, tam, kad neturėtume kažkokio vertimo problemų, bet atsakinėti galima tiek angliškai, tiek lietuviškai. Antroji kategorija yra automation, tai viskas, kas susijęs su testavimo automatizavimu. Trečioji kategorija yra performance testavimas, greitaveikos testavimas ir visi klausimai yra susiję būtent su greitaveikos testavimu. Ketvirtoji tema yra accessibility, tai yra prieinamumo testavimas ir manau, kad dauguma iš mūsų yra susipažinę labai įdomi tema ir bus visi klausimai iš būtent šitos temos. Penktoji tema yra tema svečias, tai yra agile, nors mes visi dirbam agile, ji ne visiškai yra su testavimu susijusi, jinai yra tokia platesnios spektro, bet apie ją irgi turėsim klausimų. Ir paskutinė kategorija yra mano mėgstamiausia, nes ten yra visi random klausimai. Tai tiesiog turėsim random klausimus, vis tiek iš testavimo srities, bet tai bus tokia surprizas. Klausimas surprizas. Nežinosi, ką gausi. Tai dalyvis, kuris atsakys teisingai į klausimą, galės išsirinkti sekantį klausimą iš kokios kategorijos ir taip pat kokio sudėtingumo jisai nori to klausimo. Bet atsakinėti galės visi dalyviai. Mes naudosimės programėlę ir tiesiog per Google Meets mes pakelsim ranką, tas, kuris pirmas pakels ranką, aš jas matysiu ir galėsim, žinosim, kuriai tvarka dalyviai pakėlė ranką ir žinosim, kieno per klasą pirmo. Taigi, galim pradėti ir pirmąjį klausimą galės išsirinkti mūsų PAK naujokas Jaroslavas. Performance 400. Gerai. Pasiruošę? Pradedam.
What software development issue can occur when multiple threads or processes access shared resources concurrently and lead to unpredictable outcomes? Pirmasis pakėlęs ranką yra Justas. Justai, koks yra atsakymas? Race condition? Ir atsakymas yra teisingas. Kadangi Justas atsakė į klausimą, tai dabar gali rinktis sekantį klausimą. Random 500. Tai random 500. What international standard defines the requirements for quality management systems that help organizations ensure their products and services meet customer and regulatory needs? Jaroslavas. Tiesiog spėsiu ISO Ir koks skaičius? 3001. Neteisingai. Ar turim dar spėjimų? Gerai, Justai, tu gal turi atsakymą. Sutinku dėl ISO, o skaičius 25 000. Ne, neteisingai. Šiaip 25 000 yra, man atrodo, naujesnis standartas, bet būtent šitas yra iš senesnių standartų, kai nebuvo 5 ženkliai skaičiai. Tai maždaug 90 000 variantų atkrito. Tik tai. Gerai, tai mes tą atsakymą neturim. Atsakymas buvo ISO 9001. Tai šitas būtent standartas yra aprašomas taip. Gerai, jūs tai gali rinkti sekantį klausimą. Agile'as už 300. Ir klausimas yra, which agile methodology has a systematic approach to identifying and eliminating waste in processes to deliver more value to customers with fewer resources? Justai. Jeigu neklystu, Kaizen? Šitas aprašymas būtent ne. Gal yra kitų variantų. Jaroslavai. Kanban? Kanban yra boardas, ne tokia metodologija, bet į tą pusę, bet ne. Linai. Skramas tiesiog. Ne, neskramas. Jūs tai nori dar kartą gal, ne? Jau reikia. Lean. Teisingai. Atsakymas yra lean ir tai yra, gal nori įsiplėsti kažkiek. Nežinau, man tas lean gal netiek pažįstamas yra, gal aš atsakiau, nes prisiminiau iš modern testing principų ten paminėta, bet įdomu, būtent dėl ko aš Kaizen paminėjau, tai neseniai teko susipažinti Amerikos išeivio į Japoniją darbų tenais, tai jis irgi ten įdegė įvairių kokybės metodologijų įvairiose kompanijose ir dabar ten yra tokia kaip mes turim Nobelio premiją, taip Japonijoje jie turi kokybės premiją tuo vardu pavadinta, tai irgi taip įdomi buvo. Tai būtent Kaizen buvo viena iš tų metodologijų, ką ten įdegė, irgi labai susijusi su tuo, kad pastebėti šiukšlės ir eliminuoti. Tai turbūt ne agile dalis, kaip dabar suprantu, bet irgi labai panaši metodologija. Taip, nes pats lean principas yra irgi kilęs iš rytų šalies, iš Japonijos, iš gamyklos Toyota, kur jie irgi koncentravosi į tą pačią gamybos procesą ir bandė eliminuoti kuo daugiau waste'o, nereikalingo darbo, kad tiesiog kuo daugiau laiko darbuotojai darytų darbą tai, kuris yra tinkamas, kuo mažiau būtų switchinimo, context switchinimo ir kad kuo greičiau galėtų iš detalės išjudėti. Tai būtent iš to principo yra šitas aprašymas. Taigi, man reikia užsirašyti 300 taškų. Taigi, jūs tai gali išsirinkti sekantį klausimą. Accessibility 300. What is the current VCAG version and subversion? Justas. 3.2. Teisingai. Tai yra dar trečioji versija, bet jinai šiaip yra tik tai draftas ir nepatvirtina, bet dabartinė versija yra 3.2. Gal nori dar išsiplėsti ką nors? Lucky guess. Lucky guess. Taigi, jūs tai gali rinktis sekantį klausimą. Automation 300. What is the name of test automation framework created specifically for testing Angular and AngularJS applications? Jūs tai. Protractor. Teisingai. Tai 300 užrašiau, dabar galim ištrinti ir jūs tai galėsite sugalvoti sekantį klausimą.
Nu, dar manual nėra paliesta kategorija, tai Mano mėgstamiausia. tavo mėgstamiausia. Taigi, jūs tai gali išsirinkti. Tas pats. Jūs tai koks bus kitas klausimas? Grįžtam į random už 400. Ir klausimas yra, in the context of software development and continuous improvement, what metric measures the frequency of unsuccessful modifications to the system over time? Štai tau random. Tai kažkas susijęs su unsuccessful ir frequency ir deployment. Linai. Nu, egzistuoja tokios DORA metrikos, kurios viena iš jų dengia šitą. Neatsimenu tikslios pavadinimus, bet ten iš viso 4 metrikos, kurios viena iš jų ir skaičiuoja būtent šitą. Tai 100 taškų Bet duodam. reikia ir atsakymo. Ja, tai čia yra 2 žodžių junginys. Jisai ir man atrodo 3. O tai tu žinai, ar ne? Man atrodo. Jo, 3 teisingai, aš apie kitą buvau prišvilęs. Jo, teisingai. Tai gal tada spėjai? Tai change failure rate. Teisingai. Tai gal tada noriu papasakoti, arba jūs abudu apie metrikas, doras, tai galim pakalbėti truputį. Tai vad gaila, kad Linas neatsiminė, bet tai jo, iš DORA metrikų change failure rate, ten kitos yra lead time, deployment frequency ir... Mean time to recovery. Jo. MTTR. Jo. Tai nežinau, ką čia labai plėstis į tą DORą, nes gana plačiai žinoma ir gal dar ir Lietuvoje ne taip plačiai taikoma, bet jau kažkaip industrija jaučiasi, kas pradėjo taikyti, jau skeptiškai pradeda vertinti, ar tikrai čia į kokybę tą žiūri, bet žiūrėsim, kaip viskas pasisuks toliau. Ja, tai su jom gal įdomumas didesnis tas, kaip jas implementuoti korektiškai, nes yra, tarkim, kaip Google'as išaiškina jas ir kaip nors kita organizacija išaiškina, nes nėra jau taip ten paprasta jas ištiesus implementuoti, kad jas ištiesus rodytų, ką tu nori žinoti. Ten, tarkim, kas yra nesėkmingas diegimas, tarkim, tu galbūt išleidai kažką, bet nebuvo kritinis incidentas, bet paskui paaiškėjo, kad ten kažkur po 2 dienų visus resursus suėda. Tai visgi turbūt reikia pažymėti, kad tas diegimas buvo nesėkmingas kažkaip atbulinė eiga ir tai nėra taip jau paprasta. Tai vat. Ir pas change failure rate yra tiesiog kažką išdeployinus į produkciją. Jeigu tas po to diegimo buvo rasta klaida, tai diskusija yra kokio kritiškumo klaida, ar tai nereikalaujanti hotfixo, rollbacko, ar tai yra tiesiog klaida, kurią mes galim vėliau su kitu deploymentu pataisyti. Bet jeigu atsirado klaida, tai vadinasi mūsų kokybės vartai kažkur tai nesuveikia ir mes tą diegimą galim pažymėti kaip failed, nepavykusi ir taip mes tą skaičiuojam, kiek mes turėjom iš viso diegimų ir kiek iš jų yra nepavykę ir mes tada turim tą tokią metriką. Tai man atrodo, high performing teams pagal DORAS metrikos change failure rate'as yra žemiau negu 5%. Tai kaip ir minėjau, skiriasi tarp organizacijų. Google vienas praktikas sako, kiti biškai kitom eina, tai nėra vienareikšmiškai. Tai turbūt rekomendacija kiekviena organizacija savo nusistatyti tas ribas ir žiūrėti. Tu gali net ir daugiau tų ribų, ne 5, pavyzdžiui, kategorijas, bet daugiau nusistatyti kaip jau geriau. Taip. Taigi, jūs tai koks bus sekantis klausimas? Pabandykim už 100, random už 100. What is the full form of abbreviation ISTQB? Linai. International Software Testing Quality Board. Neteisingai. Tai labiau susiję ne su... Vienas žodis yra neteisingas. Ne su kokybė, bet su... sertifikavimu. Qualification Board. Pilnai tą pasakyti. International Software Testing Qualification Board. Teisingai. Taigi Linas gauna pirmosius 100 taškų ir Linai gal nori papasakoti daugiau apie ISTQB. Tai turbūt pasaulyje pirmaujanti organizacija testavimo srity, sertifikavime būtent ir visos medžiagos paruošime. Žinau, Amerikoje dar yra kažkokių alternatyvų gal biškai, bet pasauliniu mastu vis tiek jinai turbūt jau numeris 1.
Ir tą pagrindinį sertifikatą, foundationą, tai jau turbūt daugelis žino, yra bandę laikytis arba bent jau knygelės perskaitę apie tą, kad tiesiog kaip enciklopedija pradžiai, kiekvienam testuotojui. Nežinau, kiek daugiau įsiplėsti. Ir dabar mes turim naujausią versiją to ISTQB Foundationo, kuris yra 4.0, kuriam visai neseniai buvo atnaujintas ir jame yra tiek ir DevOps įdėta, tiek ir Agile, kur anksčiau buvo atskiras sertifikatas, bet dabar viską pasistengė sujungti į vieną. Tai atnaujinta versija. Tai principė turbūt būtų rekomendacija visiems tiesiog pasiskaityti tiem, kas jo nėra lietę. Kadangi pats dokumentas yra nemokamas, tas silabusas, jį galima tikrai pasiskaityti ir jisai pakankamai naudingas yra tiesiog žodyną susibildinti tą tokį, kad bendrai visi žinotume terminus ir juos vienodai naudotume. Ir taip pat yra ten geros tokios testavimo technikos pasidaryti tam pradiniam testavimo toolsetui, tam tokiam įrankių rinkinukui. Gerai, Linai, tai koks sekantis klausimas? Tai bandom šokti manual 300. Taigi, manual 300 ir klausimas yra, what type of testing is performed informally and without any predefined test cases or plans often used to explore the software or for unexpected defects or issues? Linai. Exploratory testing? Būtų exploratory, bet tai yra without any predefined test cases or software or plans. Nes Explorer jau turi tam tikras metodologijas ir planus. Jaroslavai? Ad hoc testing. Teisingai. Ad hoc testing. Šitas irgi suktas buvo, ne, truputį? Taip, šiek tiek, bet... Aš sakyčiau irgi eksploratorį, bet kadangi tu pasakėjai. Čia toks. Next one. Neteisingo eliminavimo būdu. Su charteriais. Tai Jo, aš atsiminiau, kad charteris ruošiam, tai jo, taip. Taigi, Jaroslavai, koks bus sekantis klausimas? Agile 500. What is the name of scaled agile technique for integrating the work of multiple Scrum teams working on the same project? Linai. SAFE, nu tai ta, SAFE. Ne. SAFE tai yra visas frameworkas didelis, čia yra būtent su tam tikra jo dalimi susiję. Dar priėsiu, kas buvo sekantis. Justai. Turėjau tą patį safe variantą, bet dabar galvoju gal Scrum of Scrums. Teisingai. Gal galite papasakoti trumpai? Nežinau, ar galiu, nes galvojau iš pradžių, kad safe. Tai iš tikrųjų pačiam niekada neteko nei su safe dirbti, nei su Scrum of Scrums. Kažkaip kol kas teko dirbti aplinkoje, kur kelios Scrumo komandos, bet kažkaip, kad specifiškai įsivardint, kad mes konkrečiai tą frameworką naudojam, tai nepasakyčiau, kad teko, Bet tų tokių niuansų, kai jau pasidaro daug tų komandų ir reikia kooperuotis, tai jo, tikrai atsiranda, tai manau, tas frameworkas vienaip kitaip yra naudingas. Gal Lina gali tada apie frameworką, gal safe irgi. Tai aš gal būtent tas Scrum of Scrums, tai aš tekę man juose dalyvauti. Tai vėlgi, turbūt įprastoje komandoje ar mažesnėje organizacijoje, jis neaktualus, bet tarkim, turi didelę organizaciją, kur jau vykdo net ne projektus, o programas, tai yra keletą projektų sugrupuota į vieną programą, kur kalba jau eina apie kelius šimtus specialistų ir panašiai, tai jame, tarkim, susirinka 10 komandų, ateina ir kokybės specialistai, ir įvairūs stakeholderiai iš verslo, susiprioritizuojam, susidedam enableris, nes ten jau dependency būna gyvas velnias, tu sėdi visą dieną ir bandai žiūrėti, kas nuo ko priklauso, kad visgi pavyktų kažką išleisti. Nes ten nėra taip paprastai, kad viena komanda yra izoliuota ir gali sėkmingai leisti features. Ten dažniausiai taip jau nebeveikia. Ten norit vienai komandai kažką išleisti ar net pokytį padaryti, reikia 3-4 komandų dar kitų darbo, kad enablintų tą. Tai jo, kompleksija ten jau yra kita lygio, yra ir papildomas rolės, nepamenu visų, bet ten jau... Release manager. Taip, bet ten dar daugiau. Tai nėra labai paprastai gyvendinima ir, sakyčiau, tas perėjimas, tarkim, jei tu su to nesi susidūręs, turbūt organizacijai būtų metų laikas ir tikrai samdais patyrusius specialistus, kurie tą pagelbėtų tą padaryti. Bet čia pabrėžiu, čia mes kalbam apie tas jau didžiulius projektus, kur, tarkim, 200 sistemų yra ir ten viena kažką reikia pokytį padaryti, reikia visus galus žiūrėti. Tai jau tada šitas ir yra labai aktualu. Tai ačiū. Ir jūs tai gali išsirinkti sekantį klausimą.
Ok, toliau šimtukus šienaujam, tai Agile 100. What is the name of a role responsible for prioritizing the product backlog and ensuring that the team works on the most valuable items first? Jaroslavai. Scrum Master. Neteisingai. Linai, gal tu žinai atsakymą? Product owneris. Product owneris, teisingai. Nes Scrum Masteris jis pagrindė dirba su užduotimis, kurias paruošė Product Owneris ir jisai atneša tas darbus, kuriuos reikia daryti. Ir tada jie sako, ar jie gali tiek padaryti ar ne, komanda. Ir Scrum Masteris jisai padeda juos įgyvendinti, tai jau paimta darbą. O Product Owneris būtent dirba grinai su produkto skaupu ir gali išrinkti tos svarbiausius daiktus, svarbiausias užduotis, kuriuos reikėtų įgyvendinti komandai, kad produktas būtų sėkmingas ar daugiausia vertės atneštų produktui. Gal žinot, koks yra skirtumas nuo PM? PM-as turime omeny Product Manager ar Project Manager? Product. Okay. Process Manager. Process Manager. Tai Product Manageris, jis labiausiai žiūri į priekį ir galvoja apie dalykus, kuriuos reikės daryti ateityje. Jis bando daryti vartotojo, elgsenos galbūt analizės, kažkokias žiūrėti, kurie feature'ai galėtų atnešti daugiau naudos ateityje. Vėliau juos padarius tą užduotį jau gauna Product Owneriai, kurie dirba su detalizavimu, darbų paskirstimu ir užtikrinimu, kad darbai yra atlikti ir mes turim kažkokią MVP arba buildinti incrementalį dalyką, kurį galima duoti vartotojams. Galbūt mes judam prie MVP versijos, gal ne. Ir tada dar yra viena rolė Business Analyst, gal norite Business Analyst papasakoti? Tai turbūt aš galiu pabandyti kažkiek papasakoti. Tai iš principo čia verslo analitikas ir jis, bent jau žiūrint iš testavimo kokybės pusės, tai jo uždavinys pasirūpinti kokybę reikalavimų formatu, pavyzdžiui, kuris būtų labiausiai tinkamas komandai interpretuoti tą verslo use case ir panašiai. Tai jo pagrindinis uždavinys aprašyti tą atliktą ar tai iš produkt managerio kažkokį tyrimą, būtent išsakytą poreikį, kad komandai būtų jį kuo lengviau įgyvendinti. Tai turbūt ir acceptance kriterijus irgi galėtų jis nemažai prisidėti pasirašyti. Gerai, tai Linai rinkis sekantį klausimą. Automation 200. What is the simple plain text language that enables you business professionals and developers to describe software behavior without going into technical details, often used in conjunction with tools like Cucumber? Jaroslavai. Gherkin. Teisingai. Tai gal nori išsiplėsti? Galėčiau pasakyti tik tiek, kad kiek aš dirbau kompanijose, iš esmės dviese, kur bandė šitą taikyti, tai niekada neveikia pagal definiciją BDD. Naudojant Gherkiną vis tiek testus rašydavo tik testuotojai, tik mano patirtis buvo tokia, kad senior testuotojai darydavo frameworką, o juniorai jau galėdavo tos sakinėlius daryti iš jų test cases, bet business analitikų niekada net nekilo mintis. Tai nežinau, ar egzistuoja kompanija, kurioje veikia pagal definiciją tas BDD. Bet jau man neteko. Tai aš turbūt prisidėčiau prie šios nuomonės iš principo, nes irgi kiek teko susidurti, tai gaunas tik papildomas loginis lygmuo, kuris reikalavo papildomo darbo ir palaikymo, kur vienas iš akcentų būtų toj teorijai, kad turėtų product owneriai ar kiti žmonės gebėti, esant nori tą paskaityti, bet jie nei skaito, nei rašo. Tai realybė tokia, kad nelabai naudinga. Taip, ten galbūt jis pagelbėjo tuo, kad kartojimasi gali kažkiek ten apspręsti, bet yra ir kitų būdų tam valdyti. Tai principui irgi pritarčiau, jei jo nenaudoja pagal idėją, ko dažniausiai ir nenaudoja, tai klausimas, kiek jis naudingas. Tai lygiai nekristų Cypressas, ne irgi su Cucumberiu. Ar galima Cypressą, pavyzdžiui, be Gherkino naudoti? Galima. Tai tiesiog iš esmės tai prideda dar vieną sluoksnį, kurį turi maintaininti. Tai jeigu tau nereikia to sluoksnio, o dažniausiai testuotojų jo nereikia, tai kam jį maintaininti? Nes turi vis tiek daryti kažkokį pastangų tam. Tai... Šiaip iš mano pusės tai įdomi istorija. Nežinau, kiek įdomi, bet aš ilgą laiką galvojau, kad Gherkinas tai yra kažkokio tai žmogaus pavardė. Tik vėliau supratau, kad čia dar vienas agurko pavadinimas kažkokioje kalboje. Tai galbūt bus klausytojų, kurie irgi galvoja, kad čia kažkoks
Tiesiog Tai nėra daktaras. IT pionierius Gerkinas išrado tą kalbą, tai ne. Tomas Gerkinas. Yeah. A, Tomai Gerkinai, ką tu čia sugalvojai? docentas arba Gerkino premija. Bet visi tie frameworkai, kurie ne Kakamberių Gerkinų paremti, jie vadinami tais tokiais daržovėm, tokiom baklažanas, cukinį, Gerkin, calabash ir cucumber. Tai visos tokios daržovinės, pailgos daržovės. Nežinau, kaip jas kategorizuoti, bet toks įdomus faktas apie šį frameworką. Taigi, Jaroslavai, rinkis sekantį klausimą. Random 300. Taigi, Random 300 ir klausimas yra: What is the name of a widely used penetration testing and ethical hacking operating system that provides a range of security tools and resources for cybersecurity professionals? Jaroslavai. Kali. Ir antras žodis - operacinė sistema labiau. Linux. Taip. Ok. Kali Linux, teisingai. Aš galvoju, čia by default. But... Tai gali papasakoti plačiau apie šitą sistemą? Daug nežinau, bet kažkurio momentu labai buvo įdomu visas ta cybersecurity, ethical hackingas, tai Udemy kursai padėjo susipažinti ir su Kali Linuxu. Tai turi žiauriai daug visokių toolsų. Pirmą, ką pabandžiau, tai Wi-Fi kaimynų nulaužti, bet nesėkmingai, nes dabar Wi-Fi netokie paprastai nulaužiami. Tai kas domisi tokiais dalykais kaip ethical hacking. Aš daugiau ne iš testavimo pusės, daugiau iš tokios nulaužimo. Tai Kali Linux turi labai daug toolsų. Ten begalė. Tai va, tai tiek. Taigi, Jaroslavai, rinkis sekantį klausimą. Performance 500. In Lighthouse version 10, which metric have the highest weight calculating the score? Tai tenais yra kažkiek tai tų metrikų, pagal kurias įvertina puslapio kokybę, duoda įvertinimą ir viena iš tų metrikų yra daugiausia sudaro procentų. Bet mes kalbam tik apie performance grupę ar apie... Lighthouse, kur be puslapim ten galima paleisti. Jo, nes ten yra performance, accessibility, SEO ir... Performance. Aha. Okay. Jūs tai. Visiškai spėju, bandau time to first paint, ar first paint? First paint turbūt tai vadinasi. Neteisingai. Jisai yra, bet jisai nėra didžiausia įvertį duodanti kategorija. Galiu pasakyti pirmą raidę, tai yra trijų žodžių junginys ir pirmoji raidė yra T. Jaroslavai. Irgi spėsiu, sutampa time to render, kas nors Neteisingai. Jei teisingai pamenu, yra ten time to interactive. Neteisingai. Ne. Reikia daugiau raidžių. Tai trumpinys šito trijų raidžių yra TBT. Ar tai pasiduodat? Pasiduodat. Gerai. Tai atsakymas yra total blocking time. Jūs tai gal žinai šitą metriką? Turbūt kažkoks totalus blokavimo laikas. Okay. Išversti lietuvių kalbą. Nes aš žinai, irgi ten nesu ekspertas, bet kaip žiūrėjau ten light metriką, tai buvo išdėstymas ir tas total blocking time ir senoje, ir 10 versijoje yra tas didžiausia, ten 30-40% visų vertinimo daro. Tai aš įsivaizduoju, čia yra laikas, kai mes blokuojam ir net darom to kito second step. Ne tik tai time to first interaction ar first render, bet tiesiog kiek iš viso yra laiko praleidžiama blokuojant sekantį žingsnį. Antras klausimas, kurio nepavyko atsakyti. Iš 30 kol kas visai geras vertinimas. Taigi, judam toliau. Taigi, Jaroslavai, koks bus sekantis klausimas? Manual 400. Taigi, Manual 400 ir klausimas yra:
What software development and testing model is characterized by a process that moves downwards through the phases, similar to waterfall, and then back upwards through those phases for validation and verification? Linai, V modelis. V model, teisingai. Taigi, Linai, rinkis sekantį klausimą. Accessibility 10. Assistive technology tool converts text to speech, aiding individuals with visual impairments. Justai. VoiceOver. Tai čia specifinis įrankis, bet tiesiog technology. Tai ten taip ir yra text to speech, ar ne? Ar. Nežinau. Jeigu turit generalizuotą tokį pavadinimą, arba žinot, galite pakelti ranką. Sutrumpinimas būtų SC, ne SR. Du žodžiai. Antras žodis susijęs su... Taip, Justai? Screen reader. Teisingai. Labai paprasta technologija, tiesiog screen reader ir visi tie įrankiai yra tiesiog screen readeriai, bet tada jau gali rinkti specifinį. Gal nori išsiplėsti, ar kokį pats teko naudotis screen readeriais? Vėlgi linksma istorija, turbūt nesu aš labai patyręs accessibility testavime, bet teko naudoti hackathono metu, kai konkrečiai turėjom užduotį su screen readeriu įdainuoti dainą pagal melodiją, tai tokia buvo kaip viena iš užduočių ir o paskui toks balsavimo principų išrinkom, kas nugalėjo, tai labai buvo smagių kūrybingų sprendimų ir toks visai verčia kūrybingai pamastyti tą užduotis, tai toks netiesioginis pritaikymas, bet pramogai sakyčiau. Tai kurios screen readerio gražiausias balsas dainavimui? Tų įrankių yra ten pakankamai įvairių balsų dabar galima pasirinkti. Iš tikrųjų, vienas iš sprendimų buvo netgi su dirbtiniu intelektu, kada pagal žodžius buvo uždėta Donaldo Trumpo balsu, tai netgi iki tiek yra pažengę kai kurie automatizavimo specialistai. Gal visai ir smagiau būtų klausytis puslapio, ne? Skaityti kažkokias Twitterio galbūt žinutės Trumpo balsu. Taigi, įpusėjus mūsų šios dienos žaidimą, mūsų rezultatai yra tokie, kad pirmauja šiuo metu Justas ir su 2400 taškų. Antroje vietoje mes turime Jaroslavą su 800 taškų ir trečioje vietoje turim Liną su 600 taškų. Taigi dar tik pusė žaidimo ir visi šansai laimėti vis dar yra. Taigi, tęsiam mūsų šios dienos žaidimą. Taigi, Justai, rinkis sekantį klausimą. Performance 300. What metric is used to quantify the delay in Pocket's arrival at its destination? Tai yra du galimi atsakymai. Vienas yra labai populiarus žaidimuose. Justai. Ping. Teisingai. Tai yra pingas arba lagas, yra kiek laiko užtrunka žinutę pasiekti serverį ir kartais skaičiuojama, kiek grįžti atgal. Tai arba round trip, arba tik iki serverio. Tai. Turi istoriją, bet čia ne mano istorija, bet sakė, kažkur pasakojo Counter-Strike developeriai, sako, skaitomės tos forumus, kaip ten gameriai skundžiasi ir sako, išleidot naują versiją, viskas blogiau. O kažkaip implementavo tiesiog į naują versiją, kad pingą blogai skaičiuotų ir tiesiog jį nieko iš principo nekeitė, bet išleido grinai versiją, kuri tiesiog falsifikuoja pingą, kad jis būtų mažesnis ir visas community džiaugiasi, kaip šauniai varot, kaip viską pagerino. Tai, žodžiu, tas, taip sakant, nebūtinai tas irgi visada tiesą sako. Skamba kaip metrika, bet ne visai atitinka žmogaus pojūtį, kai jis naudojasi žaidimu ir atrodo, kad jis paveikia. Placebo gal. Tai jūs tai rinkis sekantį klausimą. Pabaikim random už 200. Which pack episode was about quality gates? Ką, čia netikras klausimas, tai tikrasis klausimas yra. Tikrasis klausimas random 200 yra.
What is the term of a point in the software development process where no more changes or updates to the source code are allowed before a release? Linai. Code freeze. Teisingai. Taigi, užbaigiam random kategoriją ir dabar judam toliau, tai Linas, man atrodo, sakė, neteisingai. Tai Linai, koks bus sekantis klausimas? Bandom manual 500. What is the first principle of the 7 principles of testing? Tai čia yra ICTQB dokumentas parašytas apie 7 principus testavimo ir pirmasis principas yra susijęs su rezultatais, kad jie parodo kažką, bet neparodo kažko kito. Justai. Gal netiksliai suformuluosiu, bet testavimo rezultatas neparodo bugų nebuvimą. Bet parodo ką? Parodo tam tikrų bugų buvimą, bet neparodo, kad visai nėra bugų. Teisingai. Taip, tai principas, jeigu taip tiksliai žodis į žodį atkartoti, tai yra testing shows the presence of defects, not their absence. Tai jie pasako, kad yra klaidų, bet tai nesako, kad nėra tų klaidų, nebėra likę klaidų, tai rezultatas. Labai toks filosofinis atsakymas, kur pasakėm, kad turim klaidų, jeigu jas matom, jeigu randam, bet jeigu mes jų nerandam, tai mes negalim pasakyti, kad testavimas yra baigtas ir klaidų nėra šitoje programinėje įrangoje. Jūs tai koks bus sekantis klausimas? Okay. Performance 200. Which Java-based application introduced in 1998 is employed for load testing? Linai. JMeter. Teisingai. Labai jau senas, ne? O dar kažkas naudoja jį, ar visi naudoja jį? Tam tikrosios gyvenimo tarpsniuose tikriausiai visi esam įsijungę, pasitestavę, bet dabar, kas dabar yra, gal tu tai jūs tai galėsi pasakoti, kokie dabar yra populiariausi įrankiai performance testavimo? Nu, tai yra dar kažkiek ir tas JMeteris naudojamas. Nu, aš čia galiu kalbėti apie mūsų kompanijos aplinkoje. Yra ir JMeteris, ir K6, ir Gatlingas. Kažko tai konkrečiai daugiau gal taip neprisiminsiu, bet labai ir nuo paskirties galbūt priklauso kartais ir reikia savo, taip sakant, custom kodą rašytis jau, nes tiesiog tų limitacijų. Jeigu kažką nori apriepti, ne tik pasitestuoti kažkokį tai protokolą erdvėj, bet apriepti kažkokią tai veiksmų seką ir visą turėti life cycle laiko tarpą paskaičiuoti, tai tada jau tikėtina įrankiai turi limitacijų toje vietoje. Mhm. Tai aš irgi paklausiu, nes atsimenu, tarkim, jei tau reikia interakcijos su 2 sesijom vienu metu, kad tarpusavį, tai jau JMeteris atkrenta, nes to negali daryti. Kad su 2 sesijom vienu metu, tarkim, padarai A su viena, B ir tu tęsi su A, tai jis to negali. Tada jau, man atrodo, Gatlingas, jau jis ten tada gelbsti. Gatlingas irgi yra, jisai Scala based yra, šiek tiek geresnė technologija iš resursų valdymo pusės, bet šiaip abidvi tos Java based tokios ir Scala technologijos yra labai daug resursų reikalaujančios ir dabar dauguma pereina į tokius labiau paprastesnius lightweightinius sprendimus kaip K6 arba kiti JavaScript based, kurie daug daugiau su tų pačių resursų gali daugiau sesijų, concurrent arba greičiuotas pakurti, loadą sukurti. Ir tarkim, jeigu mes jau kalbam apie cloudą, tai ten jau mes labai didelis kaštų skirtumai yra, kokią tu technologiją padeployins. Bet JMeteris yra jau rečiau naudojamas, bet jau jis jau kiek čia metų gaunasi, 25? Jau jis senolis. Jau gali nupirkt. Nupirkt? Dalykų gali gauti. Alkoholio vairas. Taigi, Linai, koks bus sekantis klausimas? Automation 400. What principle is represented by the letter L in solid? Justai. Liskov substitution principle. Teisingai. Gal gali papasakoti apie jį? Aš žinok, šito būtent tai tikrai nepaaiškinsiu. Tai nežinau, gal kolegos padės šitą vietą. Na čia yra su tokiu programavimu susiję, tai aš jau pats jo nelabai naudojau, tai negaliu papasakoti, bet
neverta gal tiesiog dabar gilintis, tai tiesiog taip ir palieku. Yra toksai, bet mes nežinom. Taigi, jūs tai gali rinktis sekantį klausimą. Likim prie automation už 500. In which year was the initial release of Selenium RC? Jaroslavai. Bandysiu spėti. Sakysiu 2011. Neteisingai. Justai. 2004. Teisingai. Wow. Dar seniai. Tai Selenium RC yra Remote Control ir jis yra tas pirmasis, kuris išėjo prieš Selenium WebDriver netgi. Tai jūs tai gal nori pasakoti? Iš tikrųjų, kaip aš šitą žinau, nes šitas tikrai buvo paminėta per Ministry of Testing meetup apie WebDriver BD protokolą, kalbant apie Selenium istoriją, tai vėl man kažkokią sąsają rinkaus tarp 2004-2001 kažkodėl. Bet jo, irgi jau tas Seleniumas senolis ir atsižvelgiant, kiek laiko jis industrijoje yra, tai tikėtina, kad jis dar liks. Ir neperseniausiai jis buvo pripažintas kaip W3 standartas, tai jau netgi tas BD protokolas yra bildinamas visų pagrindinių tų browserio naršyklių, ne gamintojų, bet įmonių, kurios turi naršyklės ir tikėtina, kad jo, jis niekur nedings, bet kitais metais bus jau 20-metis, tai nepamirškite atšvęsti ir paminėti šitą senolę tokį gražų jubiliejų. Tai jūs tai rinkis sekantį klausimą. Automation 100. What is the name of testing technique which use fake objects to simulate the behavior of components that a software module depends on? Jaroslav. Mock. Teisingai. Gal gali papasakoti plačiau apie mokus? Tai bent jau mano patirtį, tai mokus dažniausiai naudoja unit testuose arba integracinėse, kad tiesiog supaprastinti prieigą prie tų tokių trečių sistemų, kad nereikėtų nuo jų dependinti, tai parašomas mokas, kuris daro tam tikrą. End-to-end, tai aš nežinau, neteko naudoti, bet gal yra normali praktika ta, nes end-to-end dažniausiai testuojam jau realią situaciją, kur jokių mokų būti iš esmės negali. Mes esame ir end-to-enduose panaudoję mokus, kai mes darėm vieną frontendinę dalį puslapį, o backendas buvo visiškai pas kitą komandą, kurios mes visiškai nepriklausėm ir norėjom tiesiog savo dalį pasidaryti, kad mes end-to-endus galėtume paleisti ir viską pasidaryti, nes mums ten būdavo problemų su duomenų sukūrimu. Ir tarkim kažkokio vartotojas, kurio ten expirino kažkas, tai tokį labai sunku yra sukurti, mes tiesiog turėjom tam tikrus skaičiukus ar vartotojo vardus, kurie tiesiog grąžindavo mums bouncindavo back su kažkokia informacija, kurios mums reikia, net nepasiekia tos trečios šalies. Nu, čia tokie labai paprasti mokai, nes unitesuose ten būna labai komplikuotų mokų su sunkia logika, tiesiog, tai jo, tokių tai. Gerai, ačiū ir galim tada judėti toliau. Taigi, Jaroslavai, koks bus sekantis klausimas? Tai bandysim atsikratyti tų 500, tai accessibility 500. Čia mes tą tetrį žaidžiam, užbrauksim tą visą eilę. Galvojau, gal kokį piešinuką galėtume padaryti, bet reikėtų daugiau pikselių. Jau sugadinom. Jau taip. Smilą. Ja. Accessibility 500 ir klausimas yra: a common color-related accessibility issue is insufficient contrast between text and its background. To comply with accessibility standards, what contrast ratio is recommended for normal text? Linai. Pažymėjau, bet visgi nepersigalvojau. Tai ratio, gal kažkokį spėt nori? Ne. Gerai, sekantis yra Justas. 1:5. Neteisingai. Jaroslavai? Tai aš ratio suprantu, kad čia, procentaliai, tipo iki vieneto, tai aš sakyčiau, irgi spėsiu, bet 0,6. Ratio yra kažkoks atskaičius su dvitaškis ir... Ok. Tai tada kitas spėjimas
vėlgi 1/4, bet spėjimas. Neteisingai. Tai jūsų abiejų spėjimai buvo lygiai per viduriuką. Tai pakelk Kristinas ranką ir gali pasakyti Kristinas. Tai 1/5, jeigu per viduriuką. Tai vienas prie 5 ar kaip? Taip. Tai buvo Justas spėjimas. Ai, sorry. Aš girdėjau 1/6, 1/4 ir 1/6. Gerai. Linai, ar klausysi abiejų? Klausiausi, bet nu tai nežinom, kiek atsakymą nekorektiškai čia dabar. Ar korektiškai spėliot? Aš duodu jums hintus ir jūs galite atspėti ir pelnyti taškų. Nu tai 1/4/5. Teisingai. Ai, vietas. 4,5 prie 1. Tai yra toks kontrastas tarp spalvų background'e ir raidžių, kuris reikalingas, kad galėtum perskaityti tekstą. Tai aš neatsimenu, ar tai yra AA ar AAA standartas, bet tai yra VCG 2.2 standartas kontrastui geram teksto ir background'o. Taigi baigiam su sunkiausiais klausimais ir Jaroslavai, koks bus sekantis klausimas? Manual 100. This type of testing is carried out to verify that recent changes or addition to the software hasn't negatively impacted existing functionality. Jaroslavai. Smoke, sanity. Neteisingai. Linai. Regression. Teisingai. Tai regression yra tas didesnis suitas, kuris patikrina visą software hasn't negatively impacted. Gal nori papasakoti gerų istoriją apie regresinę? Tai gal šiaip labiau, kuo skiriasi smoke, sanity ir regresija. Tai sanity, jei aš gerai suprantu, labiau skirtas naujo funkcionalumo patikrinimui jau kitoje aplinkoje. Pažiūrėt, ar jis tikrai sėkmingai susidegė, labiau toks klausimas. Smoke'as yra principė prieš regresiją arba labai smulki ta regresijos dalis, kuri nusako, kad tu iš principo iš vienos pusės gali pradėti jau tokį platesnį testavimą, iš kitos pusės pagrindiniai kritiniai funkcionalumai, kaip prisijungimas veikia, o tu žinai, kad be prisijungimo negalėsi, pavyzdžiui, naudoti sistemą. Nu, su regresijom tai daug visokių tų istorijų yra ir būta, čia turbūt dažniausias dalykas, kur pasitaiko testuotojai, kur nieko nekeičiau, bet nulūžta visa sistema. Tai toks, kur naujas duris įstatė, bet iš 5 aukšto langas iškrito. Tai tikrai daug įvairių buvę. Šitokia standartinė ganėtinė situacija. Gerai, ačiū. Taigi, keliausim prie kito klausimo. Linai, koks bus sekantis klausimas? Prie 400 Agile'as. What is the commonly employed sequence for task estimation using story points called? Yra toksai seka, kuri turi įdomų tokį pavadinimą. Jūs tai. Fibonacci seka. Teisingai. Tai Fibonacci seka, kuri yra tam tikra laipteliai skyla į viršų, kuris yra 2 paskutinių Narių suma. Ir jisai yra skirtas tam, kad galbūt neestimuoti labai tiksliai, bet tiesiog kiekvieną kartą, kuo didesnį taškų kiekį tu duodi, tai jau didesnis yra ta paklaida nuo 5 iki 8, tada 13, 21 ir dar daugiau. Tai va, paskui labai keičiasi tas estimatų skaičius. Taigi, kokius patys naudoja story pointus? Ar jūs darote pusę, ar labiau einat per Fibonacci seką? Per Fibonacci. Nu, ten turbūt yra ta modifikuota, kur ten kažkuriuo metu susiapvalina, bet iš esmės turbūt yra standartiškai tos taisyklės, kad nuo kažkokio skaičiaus jau galvoti apie skelimą į mažesnius komponentus, tiesiog palengvinti planavimą ir delivery daryti mažesniais gabaliukais kažkokiais. Taigi, jūs tai koks bus sekantis klausimas? Pabaikim galbūt performance'o temą už 100. What is the term for performance testing approach that replicates a sudden increase in user traffic to evaluate the system response to elevated loads? Linai. Spike. Teisingai.
Kuom skiriasi Spike nuo Load? Nes Load man atrodo platesnis yra, ne tas visas bendras, o tas Spike'as yra specifinis. Kaip... Tai Spike'as vienkartinis šuolis ir tada žiūriu, ar sistema tiesiog sugeba tą sudarot, tarkim, kažkokia backendas yra eilės, tai ir sugeba gražiai tas eilės suvalgyti ir tiesiog grįžti savo normalų būti. Loadas, tai ten pamažu viską užkelia ir ten jau yra daugiau tų tipų, gal 6, bet vienas yra, kur, pavyzdžiui, labai ilgai, ten valandom laikai ir ten irgi parodo, pavyzdžiui, kad ten po 3 valandų logai pradeda kištis, jie, pavyzdžiui, nepadaryta logika jų valyt, įsikemša tada vietos serveris ir serveriai jau tada pradeda ryti viską ten išėlės. Tai skirti, man, pavyzdžiui, Volume, toks yra Volume dar, ne? Tai man irgi buvo gera pamoka kažkada, kai dariau vienus iš pirmų tų performance testavimų ir tiesiog darė ant tuščios duomenų bazės, tiesiog ten kažką, kuri tą apkrovą, bet duomenų neprisigeneravęs. Ta kitą dieną pabandėm ten gal 10 000 duomenų ar tiek užkrauti ir ten žiūrim, kad 10 minučių lentelė kraunas. Supratom, kad jau čia turim problemą rimtą. Tai čia reiktų tokia mano pamoka, bent jau iš performance grinai kalbant, kad reikia nepamiršti užloginti duombazių su realiais kiekiais, nes rezultatai visiškai gali drastiškai skirtis. Ačiū. Taigi, Linai, koks bus sekantis klausimas? Accessibility 100. The accessibility standard ensures that digital content is perceivable, operable, and understandable for people with disabilities. Linai. Bet sako, kad ne, ar čia nesiskaito standartų? Teisingai. Gal žinai pilną pavadinimą? Man nepasakysiu tikrai, gal žinau. Tai atsakymas yra Web Content Accessibility Guidelines. Taigi, Linai, koks bus sekantis klausimas? Agile'as 200. How many core values are outlined in Agile Manifesto? Tai tam yra manifestas ir ten yra pagrindinės, kiek jų yra. Justai. Atrodo, kad lyginis skaičius, tai spėju, kad 8. Neteisingai. Gal atsimenat bent vieną iš jų? Nepamenu formuluotis, bet ten, man atrodo, ten žmonių interakcija, aukščiaus dokumentacija, bet ten to formuluotis. Ruosis procesus ir dokumentacija. Taip. Čia yra vienas iš jų. Kiek yra dar? Čia vienas iš tų klausimų, kur galima užbrutforsinti. Jaroslavai. Tai bandysiu brutforsinti. Tai gražu būtų, jeigu būtų 10, pavyzdžiui. Arba 3 turiu tokius 2 spėjimus, bet pradėsiu nuo 10. Neteisingai. Linai. 6. Neteisingai. Gerai, tai iš viso yra 4 ir jie sudėlioti, kad kažkas geriau yra negu kažkas kitas. Ir jie dėl to galbūt atrodo, kad yra 8, bet iš tikrųjų yra tiesiog palyginimai vienas su kitu ir dėl to gal susidvigubina, bet šiaip yra 4. Taigi, galim judėti prie kito klausimo, ar tai yra 3 klausimas, kurio nepavyko atsakyti. Tai Linai, koks bus sekantis klausimas? Accessibility 400. In accessibility testing, this act, often abbreviated as ADA, requires that public entities and business make their digital content accessible to the people with disabilities. Koks yra pilnas ADA terminas? Tai kas galėtų būti po D raidę? Disability. Teisingai. Kas galėtų būti po 1 ir 2, 3 raidę? Kažkur turėtų būti access arba accessible. Arba gali būti čia šalies pavadinimas. Iš ten, kur yra kilęs šitas. Ką? Gerai, tai pasiduodat. Tai atsakymas yra Americans with Disabilities Act. Tai po ADA slepiasi šalies pavadinimas, disabilities, kaip jūs tas teisingai pasakė, ir A yra Act.
Tai pagal šitą aktą ir buvo daug ieškinių ir tie pirmieji ir labai populiarūs accessibility istorija, kur buvo ne šalis, bet public entities patraukti baudžiamąją atsakomybę dėl to, kad neįgaliai žmonės negalėjo nusipirkti savo kažkokių paslaugų. Ir taip patapo precedentu, kuris dabar yra naudojamas teismuose. Taigi, liko paskutinis klausimas ir mes jau kaip ir turim nugalėtoją, bet dėl antrosios vietos vis dar vyksta arši kova, nes pas Liną yra 1300 taškų, o pas Jaroslavą yra 1400 taškų. Tai šito klausimu Linas gali išsiveržti į antrą vietą. Taigi, judėkime prie mūsų paskutinio klausimo, kuris yra Manual 200. Klausimas yra: The final phase of manual testing where software is tested in a real-world environment by end users to determine if it meets their requirements. Jaroslavai. User acceptance testing. Teisingai. Tai gal gali kažką papasakoti apie user acceptance testing? Tai man teko dalyvauti keliose kaip žiūrovų, kai tiesiog labai fainas renginys, kai pasikviečia realūs useriai, yra pakviečiami ir jie tiesiog naudojasi tavo produktu. Ir tu stebi ir žiūri, kaip jie iš esmės reaguoja ir kaip jie randa kažkokius tos bugus. Daugiau čia liečia bent jau mano patirtį, tai tokias kaip projektinius turi, tai būtent projekto tie naudotojai to tavo aplikacijos. Tai kartais atrandy tokių flow, kur net nebuvai pagalvojęs, kad useriai taip naudoja tą aplikaciją ir iš to daug mokaisi, kaip ateityje geriau tą aplikaciją testuoti, šiaip užtikrinti kokybę. Nes iš esmės kokybės užtikrinimo vienas iš turbūt pagrindinių rodiklių yra, kiek patenkintas tavo end useris. Tai jeigu jis patenkintas, jau kokybė, galima skaityti, yra nebloga. Aišku, priklauso kaip tu apibrėši tą kokybę, bet... Čia yra user testing. Nes user acceptance testing tai yra, kai tu priimi produktą ir tu tada praeini kažkokį checklistą arba dar kažką ir tu pasirašai dokumentą, kad ok, man tinka ir mes acceptinam šitą produktą ir tada užsibaigia produkto perėmimo, priėmimo ciklas. True. Nežinau, Linai, gal tu pataisysi. Nes čia yra usability testing, kai tu duodi už lango, ten, ar user testing, aš nežinau, kaip jis vadinasi, bet tu tiesiog stebi, ką jie daro, kaip jie naudojasi, ten duodi kažkokias užduotėlės, susikurti čia yra iš usability, ką dabar. Jo. Ne acceptances. Acceptances, taip priėmė, bet jis dažniausiai labiau formalus. Jo, tai aš dabar supratau, kad mes darėm tokį bendrinį kažkokį jovalą ir ten buvo ir to, ir taip, pagal definiciją, tai... Tarkim, man teko su viešuoju sektoriu, tai jo, ten grinai yra, pavyzdžiui, paruoštas scenarijus, eina tuo scenarijų kažkokie tikri useriai iš, tarkim, institucijų, tu juos stebi, jie irgi žymisi savo komentarus, įrašinėja juos ir žiūri, ar visi scenarijai, visi use cases, kuriems reikia realiam gyvenime atlikti, jie galėjo tai atlikti. Taigi šios dienos nugalėtojas ir pirmo PAK Torinos mūsų dalyvis, kuris surinko daugiausia taškų, yra Justas Lauždas, kuris surinko būtent tiek taškų ir tapo legendiniu ir pirmuoju mūsų Viktorinos ir PAK Torinos laimėtoju. Taigi, ačiū visiems dalyviam dar kartą už jūsų drąsą, už jūsų ryžtą, kad nepabūgot ir atvykote į šitą žaidimą. Visi klausytojai ir žiūrovai, parašykite savo komentarus, duokit žinoti, ar jums patiko šitas kontentas ir jūs norite, kad mes tęstume, gal jūs norite patys dalyvauti šitam žaidime, tai rašykite ir suorganizuosim sekantį epizodą. Ir taip pat norėčiau padėkoti Nord Security už patalpas, kuriuose mes galėjom filmuoti ir norėčiau užbaigti šį epizodą su vienu iš patarimų, kurį gavome iš socialinių medijų specialisto, tai ačiū Jums už kokybišką pokalbį. Cringy. Ir galim taip užbaigti, ar ne? Šitas geras bus.